Pakeičiamųjų lytinių hormonų terapija tai galinga priemonė, kuri gali padėti moteriai, kada išsenka jos kiaušidžių veikla. Ir tai nebūtinai moteris, kurios jau yra po reprodukcinio laikotarpio, tai yra toms, kurioms virš 50, bet tai gali atsitikti moteriams, ir kurioms ir 40, ir 30. Ir visoms joms galime padėti tuo, kad pakeisti jų kiaušidžių funkciją natūraliais hormonais, kuriuos jinai gauna kiekvieną dieną išgerdama vieną tabletę. Moters lytiniai hormonai, estrogenai veikia visą organizmą. Tai pagrindinis hormonas, kodėl moteris yra graži ir sveika. Tai veikia ne tik reprodukcinė funkcija. Nuo moteriškų hormonų priklauso ir mūsų grožis, nuo moteriškų hormonų priklauso kaulų sveikata, nuo moteriškų hormonų priklauso, kaip jauna mergaitė vystosi, kaip auga, kaip bręsta. Taigi įtaka yra didžiulė visam organizmui. Ir kada mes netenkama tos stiprios jėgos, vienintelis dalykas, kaip mes galim pagelbėti, tiesiog pakeičiamųjų principų paskirti tam tikrus vaistus. Pakeičiamųjų lytinių hormonų terapija tai yra pakankamai sudėtinga terapija ir paskirti ją gali tik gydytojas, nes iš tikrųjų labai priklauso nuo moters amžiaus, labai priklauso nuo to, ar moteris turi gimdą, ar jos nebeturi, labai priklauso, ar mes, kokias dozes mes parinksim, ar mes kalbam apie jauną moterį, kuriai 30 metų ir kuriai reikia pakeičiamosios hormonų terapijos, ar mes kalbam apie moterį, kuriai 55 metai ir irgi reikia pakeičiamosios terapijos. Nes vieni preparatai sukelia menstruacijas, kiti nesukelia. Visą laiką be įvertinimo tų preparatų dar reikėtų pagalvoti, o kągi dar tokio brandaus amžiaus moteriai reikėtų ištirti ir ką dar jai reikėtų paskirti, kad jinai ilgą laiką išliktų darbinga, graži ir jos gyvenimo kokybė būtų iš tikrųjų gera.